Dirbti kas naktis ateina lėtai yra apie dangų, apie jos spalvas ir apie namus. Man įdomu stebėti, kaip dangus bendrauja su žeme, ypač kai artėjame prie vasaros saulėgrįžos. Stebiu vakaro dangų, kaip lėtai jis tamsėja, kokios ryškiai mėlynos spalvos išlieka net saulei seniai nusileidus. Kai buvau arčiau pusiaujo, diena pavirsdavo į juodą naktį greitai, lyg moneta persiversdavo į tamsą. Tačiau birželį Lietuvoje naktis ateina lėtai. Šis darbas ir yra apie tylą, stebėjimą, spalvas aplink mus. Pasirinkau mažą formatą, kadangi atvaizdavau paprastą, dažnai pražiūrimą kasdienybę. Norėjau, kad šis darbas būtų kaip pauzė, pakviestų prieiti arčiau, įkristi į spalvą ir pilnai gyventi šiltomis birželio naktimis.